važiuojam. Gerbiamas treneri, kaip jums Utenos komanda atrodo, nes jūs esate treniravęs ne vieną komandą? Labai smagu yra, kad Utenoje yra pirmoji eilėje, kad yra komanda. Tai labai didelis nuopelnas yra gerbiamam merui, nes žmogus negaili lėšų, miesto lėšų sportui. Tai yra pirmas dalykas, tai, kad yra jaunimo ugdymas, kad atitraukiama yra nuo visų problemų, kurios Lietuvoje šiandieną yra su mūsų jaunimėliu. Ir labai smagu yra, kad moterų krepšiniui yra skiriamas dėmesys. Ir mes bandome komandėlę klijuoti, bandome stiprintis, kiek galime, ir bandysime pasiekti kuo didesnius rezultatus, kurie džiugintų ir patį miestą, ir tie žmonės, kurie mumis rūpinasi, kurie mums padeda, mūsų rėmėjai, be kurių irgi šitos komandos nebūtų. Tai yra labai džiugu, kad jie mūsų nepalieka, mums padeda ir mes stengsimės jų neapvilti. Gerbiamas treneri, o kaip jums atrodo dabar naujas papildymas, dvi aukšto lygio žaidėjos pakliuvo į Utenos komandą, ar jos pabandys patraukti ją į aukštesnę vietą LMKL? Be abejo, mes sustiprėjome ir tai labai yra džiugu, kad pas mus atėjo Nainaitė, važiavo legionierė, atvažiavo iš Amerikos valstijų, dar pirmos dienos, dar klimatizacija eina, bet nenoriu pasakyti, kad kitos mergaitės, kurios yra lietuvės, kurios stengiasi, kurios aukoja savo laiką, nes daugelis turi ir darbų turi, bet ateina treniruotė su dideliu noru, treniruojasi, dideliu noru žaidžia ir nori siekti pergalę. Komanda mes dar nesam tokie, kokie mes turime būti, nes komanda buvo surinkta paskutiniu momentu. Tai vėl norėčiau padėkoti tai žmonėms, tai Levičinė, Audronė, Rolandai Jaručiai, kuris neįsigando pasimti šitos komandos. Mes ją lipdome, lipdysime toliau. Ačiū Jums labai.